Toks vidurys galas buvo visai toks sudėtingas, buvo akimirkų, kur šiek tiek pasimetėm, bet nežinau, pasirodė tos mūsų kovotojo charakteris, sakyčiau, tai labai smagu, kad tai pasirodė pirmose Eurolygos rungtynėse ir tikiuosi, kad tai bus mūsų, kaip čia pasakyti, toks kaip ir atvaizdas ir jis niekada nedings. Su kokiu mentalitetu ėjote šitas rungtynes? Ar visi šventai tikėjot, kad galite paimti Barsą, ar tiesiog apie tai negalvojot? Koks buvo tas bendras nusiteikimas prieš pat Eurolygos rungtynes, ką jautei? Aš manau, kad normalu, tu išeini kautis ir norėt laimėti ir manau tikrai, kad tikėjimas pergalės, bet ir treneris prieš tai yra minėjęs, kad šiandien turim būti pati geriausia savo versija, žais geriausią krepšinį, o rezultatas parodys pats save galiausiai. Ta prasme, kad pažiūrėsim po 40 minučių į švieslentę, matysim, kaip matom, pamatėm pergalę. Po 3 LKL rungtynių tu buvai rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas. Ar buvo pačiam klausimu Eurolygoje, ar pavyks perkelti tą gerą žaidimą į pirmas Eurolygos tavo karjeros rungtynes? Kaip tu pats jauteisi asmeniškai? Nežinau, sakau, šitų rungtynių galbūt labai nesureikšminu ir stengiausi neapkrauti savęs bereikalingom emocijom. Ta prasme, tai yra be galo svarbios rungtynės faktas, bet sakau, kažkaip viduj stengiausi susitvarkyti savim ir manau, tikrai visai neblogai išėjo. Pirmas metimas ir iškart jį pataikė lengviau buvo, po to jau žais toliau aikštėje, kai matai, kad tinklelis yra suraudžiamas. Jo, manau, kad čia geriausias būdas atsidarimui tikriausiai, bent jau man, tai sakau, paleidau tą trajeką, pamačiau, kad krito toks, nežinau, tas toks galbūt startinis jaudulys ir tas tie kvėpavimo sunkumai tik išėjus į aikštelę iškart nuslūgo ir tada tiesiog mėgau žaidimą. Koks jausmas žaisti tokioje atmosferoje? Parduoti visi bilietai, arena banguoja, užsikūrinėja po tokių metimų. Kaip tau? Nerealu, sakau, tikriausiai nebuvo tokių rungtynių ir tokio laikotarpio mano karjeroje, kad turėčiau tokius sirgalius savo barikadų pusėje. Tai sakau, per himno giedojimą, kai pasižiūrėjau į tribūnas, tai sakau, net toks, nežinau, kaip čia, net apibūdinta jausma, tokie šiurpuliukai nuėjo per kojas, tai sakau, nerealus jausmas ir tikiuosi, kad taps tradicija.